Sveiki, aš Ugnius ir aš negaliu pakęsti vasaros. Kas per velnias yra vasara? Ta prasme, gerai, story time'as, bet šitas story time'as tiesiog istorija, kaip aš šiandien išėjau iš namų. Of course, kaip visada pavasarinė striukė. Apsirengiu. Ir tada mano sesė irgi išeidinė ir sako, Laukia darom 7. Bet holy shit, kaip labai atrodo. Ir aš sakau, turim tai. Tai va, tokia mano istorija šeimos šiandienos. Aš turėjau, aišku, ieškotis rūbų vasarinių, net ne pavasarinių. Apėmė mane šiokią tokią sezoninę depresiją. Batai mano tie priekį atlyšė jų. Negaliu dėtis. Kiti batai tokie, kur tu perki ne dėl to, nes tau patinka, bet perki, kad tu pirktum tos batus. Tai va, kiti batai tokie, kuriuo aš gyvenime nebenoriu vėl matyti. Ir viešpatie, kaip karšta darosi. Ir fuck, nepranešiu, kad atvyksiu. Sorry, žinokit, aš uždusiu, jeigu neįsijungs to ventiliatoriaus, žiauriai annoying. Vieni batai yra atlyšę, aš aišku sukliavęs dabar, jie džiūna, bet taip baisiai sukliavau, kad man atrodo, aš tokių nebesidėsiu. Ir kiti nenešiojami, dar treti belekai neproporcingai atrodo. Nu ir ką, ir man reikės, reiškiasi, važiuoti, eiti gal netgi, pirkti naujų batų. Žiauriai nenoriu varyti, žiauriai. Aš ta prasme, žinau, kad dariau tą shoppingo vlogą, haulą, dar kažką. Oh my god, ko man reikia, aš labai nemėgstu apsipirkinėti, pavyzdžiui, savo. Batų kalnas negaliu pakęsti. Ten visokios Zaros, visokie H&M-ai irgi, ta prasme, aš tiesiog jose nerandu to, kas būtų man nešioti priimtina šioje visuomenėje. Laukiu, kol... Bet pakalbėkim, kas per nesąmonį yra vasara. Kodėl aš, pavyzdžiui, privalau, kad atrodyčiau visuomeniai priimtinai, būtinai aš ten turiu karočią išsirengti iki negalėjimo. Oh my god, važiuoju. Vaikščioti be drabužių. Nu gerai, ten maikutė taram varam, bet nu tipo, nesinori man visą kiaurą dieną vaikščioti su tokiais drabužiais. Nu, kai aš suprantu, tipo mes kaip žmonės esam pratę nešioti tai, kas mums patogiau, bet nu, tipo, man atrodo, kad įpratusius žmonės nėra įtraukti tokie biški psichologiškai žmonės. Nes, nu, tipo, come on, dabar matau, kaip žmonės ten rengiasi dainas su trumpom rankovėm, su šortais, nu ne, aš dar to negaliu, man visų pirma, dar ne tas sezonas, nu gerai, gal belia kaip karšta, taip aš sutinku, bet, nu, tipo, aš visą laiką pats rengiuos pagal sezoną, tokiu biški autistišku principu, kur, tipo, turi būtinai būti ten birželio, gegužės, man atrodo, kad gegužės. Būtinai turi būti gegužės 1, kad aš jau oficialiai pradėčiau savo tą vasarinio apsirengimo sezoną. Nu nežinau, ta prasme, gal man labiau reiktų pabandyti kokiais outlandish rūbais apsirengti dar kažką, nes, nu nežinau, man tiesiog stop.
stop. Disgusting. Tai va, o šiaip šiandien apsirengiau, nejuokauju, užtrukau 2 valandas. Dar aišku, net nėra visai išlygus mano šitas džemperis. Užtrukau tas 2 valandas apsirengt, vien dėl to, kad nuvaryčiau biškelį pasiimti maisto produktų ir į McDonald'ą užsukti. Kiek aš... Ta prasme, atrodo vasarą nepaprasti drabužiai. Gerai, aš sakiau, kad ten žiauriai negaliu jų pakęst, bet, nu, tipo, rimtai 2 valandas vien, kad susiras drabužių, nu, atrodo rimtai, kad gal aš rimtai bėdnai gyvenu. Ta prasme, niekad nepagalvojau, bet, šiandieną labai daug mokinių keliai. Jiem kondicionierius leidžia siūti. Tai va. O šiaip... Aš pamiršau, apie ką kalbėjau. Šiandien biški buvo... Šiandien ar vakar. Neatsimenu, kažkurią dieną mano 3DS'as buvo pastrigęs. Kažkaip kortelės jį sugebėjo pareiti. Net nežinau, kad gali būt. Ja negali rašyti, jos išformatuoti negali. Tai pažiūrėjau į kainą 24, labai dabar neapsimoka man kortelę pirkti naują atminties, nes kažkodėl biški užkilusios kainos yra. Išsitraukiau iš savo... Nu, blet! Kas čia yra? Da, žinokit, sustojo, blet, mašina vidury žieno. Nei klevas, nei jam raidė, supraskit. Šiaip aš nei sezono pradžiai išsiploviau galvos normaliai, nei aš normaliu laiku atsikėliau ten. Siaubas, iš tikrųjų siaubas. Aš noriu žiemos. Davai cancelinam vasarą. Tiesiog cancelinam vasarą, be jokio konteksto. Gal man keltis kažkur kitur gyventi, nes, nu, tipo, kiek galima, bet aš negaliu su šitą vasarą, man rimtai ateis tas vėl savižudybė epizodai, nes, nu, oh my god, ne, čia jau aš nelauksiu. Ai, čia pasirodo prisiparkavusios mašinos stovėjo. Ups. Tai va, tiek iš manęs šiandien. Beveik atvažiavom, ne iki McDonald'o, bet beveik avarijos nepadarė. Tai va, kol kas tiek.